Tai dvi sesės, kurios gyvena vienos, gyvena laukime, kada sugrįš jų tėvai, kurie išvažiavę laikinai uždarbiauti į užsienio šalį. Greičiausiai, filme neįvardinam, bet tai greičiausiai yra Airija arba Anglija. Ir turbūt apie tą jų ryšį ir apie tą vienatvę, kas ištinka tuos žmonės, kurie būna palikti tų, kurie išvažiuoja uždarbiauti. Filmo scenarijus parašytas dar moksleivės Marijos Kaftaradzės. Ir man atrodo, pats tas scenarius, pati Marija nebuvo, kad jos tėvai būtų išvažiavę, bet paskui kaip įsigilinom, kad dažnai, tarkim, mama išvažiuodavo, man atrodo, ir jos būdavo su sesė pasilikdavo vienos. Ir irgi būdavo, tokių panašių išgyvenimų, apie tai, kaip laukia, apie tai, kaip vieniša, arba apie tai, kaip tas laikinumas įsitęsė iki, atrodo, ten begalybės. Didžioji dalis filmo nufilmuota Lazdynų rajone. Gerai pažįstantis Lazdynus gali atsekti. Labai specifinis darbas su aktoriam, kurios abi neprofesionalios. Tai truputį yra kitokie principai negu su tikrais aktoriais, su kuriais gali surepetuoti. Su Mažąja, su Greta tai buvo visai toks žaidybinė forma, labiau toks žaidimas ir visokių tokių, kaip čia, šventų apgavysčių būdų. Padedam, tarkim, popieriaus lapą ir ten kažkokių pieštukų. Ir natūraliai, o geras, aš čia papaišysiu. Mes, aha, gerai, papaišyk. Ir jinai pradeda piešti, ir tada paskui ta scena važiuoja. Ir paskui indavo, kad ten sufleruoji tekstą, ką sakyti. Jokių būdų nenoriu teisti, tarkim, arba kad ten kažkokia didaktika užsimti savo filmų, kad oi, kokie blogi tie tėvai, kurie palieka vaikus, arba oi, kaip blogai išvažiuoti, matot, kas atsitinka. Tai tikrai nenoriu teisti, bet čia paprasčiausiai tokia akistata su realybė, kad būna ir taip. Vieni užsidaro absoliučiai į save ir nieko nenori, kiti kaip nuo grandinės pasileidžia, nes tai yra, kad maždaug laisvas plotas, nėra tėvų, tavęs niek nekontroliuoja. Dažniausiai tai būna, kad tėvai jausdami kaltę siunčia pinigų, taip, kad užtektų viskam, siunčia kažkokius ten, tarkim, rūbus prabangius ar dar ką nors, ir tarkim, jeigu šiek tiek seniau, ten prieš 10 metų dar tie daiktai, tikrai ten reikšdavo kažką. Bet pasirodo, kad tiem vaikam gal ne tai yra svarbiausia. O trūksta labiausiai to tokio artumo, šilumos ir to, kad tavęs lauktų, kad būtų vakarienė, kad kažkas pasirūpintų ir neuždėtų tiek daug tos atsakomybės. Aš visiškai už keliavimą ir buvimą užsienio šalyse ir pasisėmimą ir mokslą užsienio šalyse, bet kažkuria prasme esu patriotė, kad tikiuosi, niekada negalėčiau pasakyti, kad ai, jau čia toj Lietuvoje tai jau visiškai nieko gero, čia neįmanoma, čia šūdas viskas, o jau ten, tam Londone, kaip gerai, kaip gerai. Lietuvoje gerai, nes tai yra mano šaknis ir visiškai pažįsti, kaip viskas čia vyksta, tu žinai visas taisyklės. Yra tavo artimi žmonės, yra tavo namai, vis tiek namai, kas yra namai, ne tai, kad ta vieta kažkoks kambarys, kur gyveni, bet tai yra šiaip namai, kur yra tavo tėvai, kur tu jautiesi saugus ir suprastas, yra draugai, artimi tavo žmonės, kur tu juos gali kreiptis, gali susitikti, kai viskas nervina, gali pasipasakoti. Man atrodo, dabar yra šioks toks pakilimas. Šioks toks pakilimas ir man atrodo, visi priimti įstatymai, ir kino įstatymas, ir kino centro įkūrimas planuojamas. Aš kažkaip labai tikiu, kad viskas pajudės. Aišku, tai ilgas procesas, bet ir daug yra tokios painiavos ir velniavos ir visokių iš senų laikų užsilikusių problemų, bet man atrodo, kad jeigu jas spręs ir kas atrodo juda į tai viskas tik gerės. Manau, kad turbūt labai negriežta, labai demokratiška, bet man atrodo, kad po truputį tampu netokia demokratiška. Su amžium, su amžium, to jaunumo mažėjimu.
ar patirtim. Bet šiaip mano principas yra ne turbūt su grupe, man labai svarbu, ta prasme, būti kažkokiai grupiai, savo komandai, su visais žinoti, kaip jie dirba, kaip jiems sekasi ir žinoti, kaip tarkim būna didelė grupė ir žinoti vardus ir su jais pabendrauti, kad nebūtų to didelio atstumo, kad tai būtų mūsų, kaip čia chebra, mūsų ratas, mes darom filmą. Važiuočiau filmo į Islandiją filmuoti, nes labai gera lokacija, labai nerealistiniai vaizdai ir galima būtų absoliučiai kažkokį surrealistinį filmą nufilmuoti. Vaidybinė, dokumentinė? Vaidybinė. Pagal tą sąrašą, jeigu stojimo, tai pirmoji vietoj buvo psichologija ir kitoj vietoj buvo žurnalistika. Niekada nežinai 100%. Ir aš taip nesakau, kad mano profesija režisierė, nes kas yra tas režisierius, kas ta profesija iš viso, ką jis moka, ko jis nemoka, labai sunku apibrėžti. Bet kažkaip iš tikrųjų ir psichologija, ir žurnalistika čia tikrai susitinka. Ir dar daugiau. Tai man tas dar daugiau labai patinka.